Sveiki žalgiriečiai, čia Alepa 3. Nauji metai prasidėjo ir dar vienas monstras atėjo. Jis Yoshihiko Karashima, japonų saugas, kuris tikrai žino, ką reiškia pergalė. Savo kelią jis pradėjo Japonijoje, buvo paragavęs ir Vokietijos futbolo, bet tikrieji jo žingsniai prasidėjo čia, Baltijos futbole. 21-22 metais jis sužibėjo FC Hegelmann, kur buvo vienas ryškiausių vidurio saugų. 23-24 metais Vilniaus Žalgiris. Titulai, super taurė, žodžiu, susipažino su čempionišku gyvenimu. O tada žingsnis dar aukščiau, Latvijos čempionai RFS. Rimtesnis tempas, rimtesni iššūkiai, o kai jau net HJK Helsinkis pasikviečia apsižiūrėti. Tai reiškia tik viena, kad žaidėjas neiškelmas pirtas. Patria, tai koks žaidimo stilius? Atsakysiu paprastai. Techniškas, protingas saugas, gali dirbti gynyboje, gali kurti atakas. Skaito žaidimą, laimi dvikovas, žino, kada reikia daryti skirtumą, jeigu muša įvarčius, tai tik tais Bombardovskaja bankės. Karashima jau žino kelią į pergalės. Dabar laikas rašyti istoriją su Kauno Žalgiriu.